sakykime, standartinės, konservatyviosios turto klasės. Tai yra nekilnojamas turtas. Ir mes susitinkam, čia yra tokia ne dvikova, o mes ieškom sinergijos tarp tų dviejų turto klasių, kaip balansuoti visą. Tai va, aš esu tas, ką galima pačiupinėti, tas, prie ko yra visas pasaulis pripratęs, kur tikrai žmonės, investuotojai, verslai tikrai kelia savo turto vertę, tie, kurie intensyviai dirba, tie, kurie išmoko tą temą. Ir va, yra Elijus, kuris iš esmės atstovauja tą, neša vėliavą to neapčiuopiamo turto, kur mums neina paliesti, kur daugumai neina suprasti to. Aš vadinu alternatyvus investavimas ir dėl to jisai lygiai toks pats investavimas kaip yra tradicinis investavimas, bet alternatyvus investavimas vien dėl to, kad jisai ir šiai dienai dar nėra tradiciškas ir taip paprastai priimtinas ir adaptuotas mūsų visuomenėje kaip nekilnojamas turtas. Dėl to mes šiandien nusprendėme atsakyti į klausimus, kurie aktualūs yra žmonėms tiek nekilnojamo turto atžvilgiu ir tiek